Sveiki visi, vėl prie mūsų kompanijos prisijungę. Čia laida demo sesijas, coachingo demo sesijas. Ir labas Dalia tau, kaip gyveni? Labas, labai tave smagu matyti, nauji metai prasidėjo, kaip sakytume, Taip. mes tęsime toliau, tai iš tikrųjų labai labai smagu. Laikausi gerai, iš tikrųjų šiek tiek niūrus orai labai, kaip sakyti, skatina sėstis prie darbų ir padaryti viską, ko nespėjau praeitais metais. O kaip tu laikaisi? Kitaip tariant, nebeatidėlioji, ar ne? Stengiuosi. Taip, aš tai aktyviai gyvenu su naujais projektais, bandau įgyvendinti juos, įlipti iš komforto zonos ir rasti save naujoje rolėje, kas labai įdomu. Nauji metai, kaip ir sakėjai, nauji ratai, bandom kažką naujo rasti savyje. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad mes jau, nežinau, čia ketvirtą jau turbūt laidą įrašinėjame ir tikrai gaunu iš studentų coachingo grįžtamojo ryšio, kad labai praverčia mūsų demonstruojamas sesijas, pamatyti plačiau tą visą technikų demonstraciją, ne tik tai teoriniam lygmenį, tai manau, kad tikrai vertingą darbą dirbame coachingo sferoje. Ir šiandien mes kartu su Dalia norėsim Jums pademonstruoti neurologinių lygių piramidę, kuri šiaip yra NLP kaip ir modelis, bet jisai labai gražiai integruojasi į coachingą ir galima panaudoti kiekvienoje coachingo sesijoje. Tai tą ir pademonstruosime. Tai Dalia pabus klientė, kaip nusiteikusi kliento rolėje. Labai smalsiai, nes lygiai taip pat su ta neurologiniu lygiu piramidės modeliu pati susipažinus irgi esu coachingo mokykloje, tačiau va taip, kaip sakyti, tiesiogiai, kad pritaikyti praktikoje irgi dar neteko. Tai man bus labai smagu pabūti klientės rolėje ir netgi jau turiu užklausą šitai, sakykime, demo sesijai mūsų. Super. Tai pasisaugok dar pasitaupyk užklausą, neišduok. Mes iš tikrųjų, vat, kalbant apie užklausas, tai galvojame, kad ji būtų kuo paprastesnė, ar ne? Ir dalį buvo užduotis surasti paprastesnė tam, kad ne pačią užklausą gvildenti labai ten idealiai, bet būtent tą techniką pademonstruoti, ar ne? Tai kuo paprastesnė užklausa, tuo bus lengviau įsisąmoninti pačią metodiką ir ją coachingo studentams išbandyti. O jeigu mus stebi ne coachingo studentai, tai lygiai taip pat galima su savo užklausa eiti per tuos klausimus, nes tai nėra visai sudėtinga, ne? Tai reikia taip atsisėsti, susikaupti ir atsakyti ir rasti savo irgi naujų įžvalgų. Tai ką, tai prašau, Dalia, dabar jau gali išduoti savo užklausą, apie ką šiandien norėsi pakalbėti. Iš tikrųjų, kai prasideda nauji metai, prasideda, kaip sakyt, nauji tikslai. Ir vienas iš tų tikslų, ir labai dažnai sutinkamas ir mano praktikoje, lygiai taip pat ir asmeniškai, yra pradėti sportuoti. Nes iš Mhm. tikrųjų fizinė veikla yra reikalinga, tą ypatingai su metais pradedi suprasti. Tik tais vis, kaip sakyt, surasti ten tų jėgų, motivacijos, kartais ir laiko yra ganėtinai sudėtinga. Bet čia daugiau aš kalbu iš to, kad sudėtinga, tai daugiau prisigalvojam, kaip sakyti, tų visokių pretekstų, kodėl nedaryti, negu daryti. Tai mano užklausa ir skambėtų, vat kaip pradėti sportuoti arba kaip išlaikyti tą visą, sakykime, motivaciją, energiją ir pradėti eiti ir sportuoti. Išlaikyti motivaciją, ar ne, ir pradėti sportuoti. Mhm. Okay. Tai Dalia, tai kokio rezultato norėtum po mūsų sesijos, ar ne? Turėsim iki valandos 50 minučių, ar ne? Ir išeisi ir sakysi, turiu rezultatą. Apie ką tai turėtų būti? Noras sportuoti. Tai prasme, ne tik tais, kad noras, bet jau įtraukti ir į kalendorių, sakykime, tas grafikas ir jo nuoširdžiai norėčiau laikytis. Prasme, va tas, va, nu, ne tai, kad ieškoti, kaip sakyti, dėl ko aš negaliu nueiti sportuoti, o ieškoti, kaip aš galiu surasti laiko ir kaip sakyti, tą va, laiką būtent ir skirti sportui. Mhm. O iš kur tu suprasi, kaip tu žinosi, kad tu jau nori? Kas bus tavo kriterijus? Tai, kad po mūsų sesijos aš įsivesiu visą tai savo kalendorių ir surasiu laiką, kaip sakyti, savo dienotvarkėje tame.
Surasi laiko ir įsivesi kalendorių. Okay. Tai kalbant dar truputėlį apie pačią neurologinių lygių piramidę, ar ne, Vadalė įvardino savo užklausą, įvardino, ko nori, ar ne, ir mes keliausime per pakopas. Ir pirmoji pakopa yra aplinka, tai ten pakalbėsime apie tą užklausą, ar ne? Tai Dalia, tu sakai, kad nori pradėti sportuoti, ar ne, nori įsitraukti į kalendorių, iš tikrųjų viduje norėti, ar ne, rasti tos motivacijos tą pradėti daryti. Gali papasakot, kaip yra dabar, kur tu esi dabar savo šiuo klausimu? Aš esu tuo, kad turiu programą, turiu labai daug visokių, sakykime, pratimų, tikrai turiu žinių. Mano sporto klubas randasi 5 minutės pėsčiomis kelio nuo manęs, bet Arti. aš vis dar esu namuose. Tai vat mano, kaip sakyti, ta situacija yra tokia, kad atrodytų viskas tarsi po ranka, visos žinios yra ir tikrai ir su mytyba, ir su sporto planais, ir visi, kaip sakyti, pratimai man yra tikrai ir surinkti, ir žinomi, ir kaip sakyti, krūva įrankių yra tam. Tačiau Mhm. vis dar esu, kaip sakyt, namuose ir, kaip sakyt, bateliai stovi prie durų, bet vat niekaip aš jų užsidėti negaliu ir žengti pro duris nepavyksta. Mhm. Kas dar tavo aplinkoje yra, kalbant apie sportą? Ne? Sakai, vat, planas yra, programa, bateliai stovi, ar ne? Kas dar tavo aplinkoje yra? Šiaip visas inventorius yra netgi ir namuose, sakykime, jeigu netgi pradėti ir namuose sportuoti. Vėlgi turiu ir tą savo asmeninį trenerį, kuris irgi pasiruošęs periodiškai man paskambina ir paklausia, kaip tau sekasi, kada žadi Aha. sugrįžti. Tai iš tikrųjų, va, ta aplinka, jinai pas mane tarsi visai jau, kaip ir sakyt, paruošta yra tam. Tai Mhm. viskas tame yra. Tai girdžiu ir inventorius yra, ir žmogus, kuris ar ne vis pasiklausia, kada sugrįš į sportą, ar ne, toks irgi resursas. O kas tave, sakyk, įkvėpia sportuoti? Kas tavo įkvėpėjas? Didžiausia galbūt motyvacija ateiti sportuoti, tai yra, aišku, fizinė būklė, nes kada tu stovi prieš veidrodį ir džiaugiasi savo kūno pasiekimais, kada daugiau energijos yra, elementariai tiesiog geriau jautiesi, iš tikrųjų, va, tas kūno tonusas tiesiog motyvuoja apskritai, sakykime, eiti ir judėti. Mhm. Bet kada tas kūnas, sakykime, ypatingai pašvenčia truputėlį sukritęs, tai jau šiek tiek diskomfortas yra. Okay. O kas tave riboja? Ne? Tai pasakyk, kas įkvėpia, kas tave riboja pradėti sportuoti. Galbūt tas momentas, kad vat, reikės eiti į salę, ten reikės persirenginėti, žodžiu, ten daug Mhm. žmonių, paskui ten bus laisva, nebus laisva. Vėlgi tas toks atrodo laikas, kada, nu, kokias 2 valandas reikia, nu, aš taip grubiai sakau, nuo išėjimo iki grįžimo, apie porą valandų pilnų. Reikia būtent šitam dalykui skirti. Tai vėlgi tada šiek tiek taip išsimušu, sakykime, iš tos dienos ritmo, nes jeigu kada, sakykime, tu ten susikoncentruoji ties kažkokiais darbais prie kompiuterio, tai nueiti fiziškai suaktyvėti ir tada vėl nurimti ir vėl sėstis prie kompiuterio truputėlį, kaip sakyti, užbalansuoja. Tai tada bandau tarsi surasti laiko vakare. Vakare nueini į sporto klubą, labai labai daug žmonių. Prasme, ten jau tikrai jau sausakimša, o tada jau diskomfortas. Tai va šitie dalykai, sakyčiau, mane riboja, va tas vakarinis laikas, o dienos metu tai, kad man po sporto grįžti ir tada susikoncentruoti vėl į tuos rimtus darbus yra šiek tiek sudėtinga. Mhm. Okay. Ar dar kažkas būtų tavo aplinkoje, kalbant apie sportą? Ką norėtum paminėti? Dabar galvoju, šiaip tai ne, aš manau, kad čia pagrindiniai tokie dalykai. Mhm. Ačiū. Tai pirmąją pakopą išnagrinėjom, aplinka, ar ne, kas tave supa. Tai keliausim toliau. Man labai smalsu būtų sužinoti, ką tu dabar darai dėl savo šito tikslo, ar ne, pradėti sportuoti, motyvuoti save. Ką jau esi dariusi? Tai šiuo metu turiu sporto klubo abonementą Mhm. įsigijusi, tai jisai jau, kaip sakyt, kabo. Ir turiu tuos priminimus savo, bet vėlgi surandu, kaip sakyti, tų argumentų, dėl ko nedaryti. Tai buvo vėlgi, aš ten šiek tiek sirgau, atrodo, save norisi pasaugoti, neiti į tą viešą vietą, kur daug žmonių.
Toliau vėlgi savo esu matomoje vietoje esu pasidėjus ir sporto batelius, ir kilimėlį, kad bent jau namuose pradėti sportuoti, bet kažkaip ir tas šiek tiek nemotyvuoja. Mhm. Turiu minti, kad vat, kilimėlį esu pasidėjusi, tada galvoju, nu tai čia dar reiktų gal išsisrūpti grindis prieš tai, čia visą kitą, žodžiu, pradedu judėti ir tada, nu tai tarsi kaip ir padariau, žodžiu, tai save taip tarsi pateisinu, tą kilimėlį padedu kitam kartui ir va tai va teisėsi. Mhm. Kaip tu jautiesi vat, dėl savo elgesio šio, ar ne? Kad viską turi, viskas sudėta, bet vis randi pasiteisimų, dėl ko nepradėti sportuoti. Šiaip iš tikrųjų dvejopai. Iš vienos pusės tarsi aš suprantu, kad, na, jeigu aš, sakykime, ten šiek tiek sirguliuoju arba tas imunitetas yra nusilpęs, tai iš vienos pusės, na, yra protingas ėjimas Mhm. neiti į sporto klubą. Tačiau yra alternatyva, tai reiškia namuose sportuoti, nes lygiai taip pat visi pratimai ir namams yra skirti. Iš kitos pusės šiek tiek save graužiu dėl to, kad aš suprantu, kad tą reikia daryti ir tai yra naudinga man. Turiu minti, kad aš to ir noriu, nes tikrai ta savijauta ir sakykime, ir kūno tonusas, jisai tikrai labai maloniai veikia ir motyvuoja ir kaip sakyti, ir įkvepia didesniems tikslams. Bet, vat, kada aš jų nepasiekiu, tai tada save truputėlį pradedu graužti. Taip, sakykime, šiek tiek Mhm. neteisingai darai. Mhm. Supratau. Pasakyk vis tiek, kadangi tavo ir pati užklausa yra apie motyvaciją, ar ne, tai kaip tu save motyvuoji tais kartais, kai tau pavyksta, ar ne, vat, nueiti pasportuoti, ar tai namuose, ar į sporto salę, kaip save motyvuoji tais laikais. Mhm. Dažniausiai tai aš galbūt susidedu tokį labiau grafiką, kada aš galiu grįžusi jau nebesėsti ten, sakykime, prie tų rimtų darbų, kada aš galėčiau daugiau turėti laiko arba kažkokius tai kitus darbus, kur man nereikia atsisėsti ir tada ramiai sėdėti. Tai aš tada tokiais atvejais, sakykime, man lengviau yra save motyvuoti. Ir dažniausiai tai tiesiog aš matau, kad pavyzdžiui, jeigu visa diena tikrai labai suplanuota, taip ganėtinai intensyviai ir aš turiu kokių porą valandų tą tarpą, tai tada taip tiesiog imu batelius, imu kuprinę ir greitai per duris, kol nepersigalvau ir nesugalvojau naujų pretekstų. Nes Mhm. kada daugiau judėjime, sakykime, susitikimas, nuo susitikimo, ten reikia kažkur važiuoti, kažkokį tai, na, sakykime, ten ar pietus turiu, ar kažkokį tai darbinį susitikimą, tai tada tame lėkime tą vieną lėkimą, sakykime, dėl savęs jį lengviau atlikti, negu kad, sakykime, turint kažkokius tai tokius rimtesnius darbus prie kompiuterio arba, na, sakyčiau, galbūt sėslesnį darbą. Mhm. Tai vadinasi, reikia veikti, ar ne, kuris geriausia motyvacija neįsileisti minčių ir kuo greičiau padaryti, ar ne, tą veiksmą. Ir grafikas, ar ne, su langais, kad būtų tau patogu. Mhm. Okay. Tai čia elgesio pakopa, kalbam apie tai, ką klientas ar ne žmogus jau yra padaręs, koks jo elgesys tame ar ne, siekiant savo tikslo, kad išnagrinėti galima dar daugiau klausimų užduoti ir paklausinėti giliau ar ne. Ir kadangi tai demo sesija, tai keliausim toliau. Trečia pakopa yra gebėjimai ar ne, tavo įgūdžiai. Tai klausimas tau būtų, ką tu gali padaryti, ar ne, kad pasiektum va tą savo motivaciją pradėti sportuoti. Aš dabar galvoju, pirma mintis ateina galbūt iš tikrųjų įsipareigoti tam pačiam treneriui, nes kada Mhm. įsipareigoji kitam žmogui, truputėlį yra lengviau, sakykime, negu tarti su savimi pačiam. Tai vėlgi įsipareigoti treneriui, tai reiškia nu, turėti kažkokį pastovų laiką, ten, tarkim, 2 kartus į savaitę ir tuo metu ateidinėti į treniruotės. Tai gali būti asmeninės treniruotės, tai gali būti, na, kadangi turiu, sakykime, pažįstamą asmeninį trenerį ir jisai veda ir grupinės treniruotės ir aš jo tą visą grafiką turiu, jis man periodiškai vis tiek jį atsiunčia ir sako, va, žiūrėk. Tai aš, sakykime, galiu ir kitaip susiplanuoti galbūt tą laiką ir būtent bandyti, kaip sakyti, tas treniruotės įterpti ir įsipareigoti prieš kitą žmogų. Tai man Mhm. čia tokia pirminė ir pagrindinė galbūt tokia mintis ateina. Mhm. Planuoti laiką ar ne ir įsiterpti. Mhm. O galbūt kažkokių įgūdžių tau reikėtų, kad galėtum tą padaryti. Nu, daugiau galbūt planavimas. Jo, Mhm. planavimo įgūdis man galėtų labai padėti. Dabar galvoju, daugiau kol kas minčių neateina. Mhm. Planavimas.
O kiek tu turi planavimo įgūdžių? Jeigu ten, nežinau, vienas tai labai prastai planuoji, ar ne? Ir 10 tai labai idealiai gebi susiplanuoti savo laiką. Sakyčiau, tarp 7-8. Mhm. 7, 8. Kaip tau 7, 8 skamba? Mat apie mane. Turiu minti, kad 10 pas mane tikrai nėra, todėl kad, na, aš esu tokia, kuri gali lankščiai žiūrėti ir, sakykime, ten tikrai tuos darbus irgi taip šiek tiek lankščiau. Yra dalykų, aišku, kuriuo aš nepastumsiu ir tikrai neatšauksiu. Ir, nu, tai tiesiog yra stabilu, bet yra dalykai, kuriuos aš tikrai galiu lankščiai padaryti. Tai va dėl to tas 7-8 ir aš manau, kad to tikrai pilnai galėtų užtekti. Mhm. Ir tu turi, ar ne, va, tų Taip. 7, 8 tų įgūdžių planavimą. Aha. O kokių galbūt įgūdžių tau trūktų, kad tu galėtum va, pradėti sportuoti, motyvuoti ar ne tai daryti? Geras klausimas, iš tikrųjų. Neateina minčių. Aha. Galbūt dabar galvoju, na gerai, planavimas, sakykime, yra. Am, Galbūt labiau tas strategavimas, ko man galbūt toj dienotvarkėj šiek tiek trūksta, tai vat būtent aš dažniausiai, ten, sakykime, kelios savaitės į priekį susidėlioju ir net nežiūriu tų momentų, kad, sakykime, ten ar veiksmo ta diena, ar ne, ar tai yra tik tais prie kompiuterio sėdėjimas. Tai galbūt va šitą va įgūdį man reikėtų truputėlį pastiprinti ir tada jau jeigu, sakykime, žiūrėti ne tik iš planavimo pusės, bet daugiau ir iš tos strateginės veiksmo pusės. Mhm. Na, tai va tai galėtų būti, sakykime, tas raktas, kuris man tikrai galėtų padėti. Mhm. O kiek tu turi jau strategavimo įgūdžių? Vėlgi, jeigu skalės metodą ar ne panaudoti, vienas tai visai be strategijos gyveni, 10 pas mane viskas sustrateguota. Šiaip sakyčiau, kažkur apie 6. Taip Mhm. sakykime, jeigu vat, kalbant apie planavimą arba tą dienotvarkės kūrimą, tai strategija šitoje vietoje kažkas būtų apie 6. Galėčiau taip tikrai pastiprinti šitą vietą. Mhm. Kiek reikėtų pastiprinti, ar ne, kad jau, taip sakytum, aš gebu strateguoti ir man padeda, kad galėčiau save motyvuoti sportuoti. Aš sakyčiau apie 8 ir iš dabar jau ateina mintis iš karto, kaip tas galėtų atrodyti. Mhm. Ir kaip tas galėtų atrodyti? Tiesiog daugiau dėmesio tam skirti, atsisėsti ir pasižiūrėti, iš tikrųjų, sakykime, paimti kelių savaičių, kurios jau praėjo, nes, na, tie darbai plius minus vis tiek jie labai atsikartoja, sakykime, ar ne, kada reikia ten prie kompiuterio kažkokius dalykus pasidaryti, kada yra susitikimai. Ir tiesiog tada pabandyti pasižiūrėti daugiau į tai iš tos strateginės pusės, tai reiškia, kada yra tos judesio dienos ar ne, arba kažkokie darbai, galbūt juos iš vienos dienos perkelti į kitą ir tiesiog va, tame, kaip sakyti, atrasti tą laiką sportui ir daugiau tos tokius eslesnius darbus nukelti į kitas dienas ir kad tai būtų irgi, kaip sakyti, vienas po kito tie darbai. Tai aš manau, kad šitą visai įmanoma pasidaryti. Mhm. O kokių gebėjimų tu turi, bet manytum, kad reikėtų patobulinti, ar ne, tam, kad, nu, pradėti sportuoti? Sakykime, tos pačios strategijos jos tikrai yra, nu, arba to va, tai irgi planavimo yra. Mhm. Tai aš manau, šitoje vietoje man reikėtų galbūt įsidėkti arba paieškoti kažkokių programėlių, kurios man labiau padėtų tą padaryti, ne tik tais iš tų turimų žinių, bet, sakykime, galėtų padėti šiek tiek labiau pastrateguoti ir padėlioti, galbūt paieškoti, kaip sakyti, tų dalykų, kurie man galėtų dar labiau padėti. Na, tarkim, ar ne, ten galbūt kažkokie patarimai, ar ne, kaip labiau susiplanuoti, kur kokius tarpus pasidaryti. Vėlgi tai yra dienotvarkės sekimo programėlės, kurias irgi labai sėkmingai bandau naudotis, ne visą laiką, kaip sakyti, nu, tiesiog galbūt ir poreikio tam nėra. Tai bet jeigu įsidėkti ir tas programėlės ir labiau jas integruoti į savo gyvenimą, kad aš matyčiau, kur tas laikas išeina, kur kokie darbai ir galėčiau gauti iš to dar ir patarimų, tai aš manau, tai galėtų būti va, tas raktelis. Mhm. Girdžiu, kad jau nemažai žinai tą temą, ar ne? Taip. Taip, irgi geras toks, ar ne, įgūdis domėtis ir turėti savo kraitelėje šios įrankius. Mhm. Okay. Norėtum dar kažką papildyti gebėjimų srityje, ar ne, apie įgūdžius kalbant, ko tau galbūt trūktų, arba galbūt kažką turi, kas tau galėtų palengvinti save motyvuoti?
Na, kol kas minčių daugiau šitoje temoje neturiu, tai galime judėti toliau. Tai va, tai labai svarbu iš tikrųjų įgūdžius ar ne, išsiaiškinti, nes kartais klientas gali nepasiekti savo tikslų, nes dar įgūdžių nėra tam, ar ne, ir galima tada daryti irgi kažkokius sprendimus, kaip tos įgūdžius įgauti arba pastiprinti. Keliaujam toliau, tai yra vertybių pakopa, ar ne. Tai klausimas tau, kodėl tau apskritai yra svarbu pradėti sportuoti? Na, todėl, kad visų pirma, tai yra man šalia sporto iš karto stovi žodelis sveikata, o sveikata yra man labai labai svarbus, sakykime, dalykas gyvenime, nes, na, be sveikatos realiai niekas, nu, nieko ir nebus gyvenime, o užtenka susirgti, savaitelę atkristi ir tada supranti, kad, nu, jei nesveikata, prasme, jeigu jos nebūtų, praktiškai nieko gyvenime daugiau ir nebūtų. Reiškia, nebūtų energijos, nebūtų veikimo, nebūtų judesio, nebūtų šiaip energijos kažką tai atveikti ir daryti. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko tas sportas yra reikalingas, tai yra būtent sveikata. Na ir aišku, gera fizinė forma, gera sveikata, ta prasme, gera savijauta. Mhm. Ok, tai sveikata ar ne, gera fizinė forma, gera savijauta. Kas dar būtų? Kas dar tau yra svarbu tame sporte? Manyčiau, irgi dar labai svarbus toks disciplina, tai reiškia, va, tas Mhm. nuolatos daryti, tai prasme, disciplinuotai dėl savęs kažką. Tai čia irgi toks raktelis į meilę savo. Aha. Ir nes šitie dalykai iš tikrųjų labai įdomus momentas, kada aš pradėjau apskritai sportuoti, sakykime, nu taip mėgėjiškai eiti į tas grupinės treniruotės, ten savarankiškai į tą salę. Tai tas būdavo toks, nu, turi laiko eini, neturi laiko neini, ten žodžiu taip padrikai. Ir kažkuriuo metu aš taip sugalvojau, kad, na, vat reikia paimti ir sąžiningai, žodžiu, padirbėti. Mhm. Pasiėmiau, pasiprašiau pas vieną trenerių, kurio darbas man labai patiko, sakykime, ir energija, ir motyvacija. Na ir galvoju, nu gal jisai man čia padės, žodžiu, prisijaukinti tą salę. Ir iš tikrųjų labai įdomus momentas įvyko, kada mes pradėjom nuolatos sportuoti po kelių mėnesių. Aš niekad nebuvau tokia, sakykime, stipri į šuolius, į vat, kažkur mano rankytės visą laiką labai silpnas buvo. O jisai man visą laiką duodavo tokius pratimus ir mes nuolat ir nuolat ginčydavomės. Aš sakydavau, nedarysi, jisai man sakydavo, darysi. Ir va, tarkim, netgi šuoliukai, tokie dalykai, va, sakykime, ant pakopos. Ir jisai man duodavo labai labai mažas tas pakopas, aš atsimenu labai pradėjau nuo mažų ir aš ten kiekvieną kartą užšokdavau ir sakydavau, negaliu, neišeina. Bet iš tikrųjų jisai mane po truputėlį pratino ir jau ten visai neužilgo, aš jau pati savimi labai stipriai stebėjausi ir žavėjausi, kiek aš galėjau padaryti. Ir va šitą discipliną, tai reiškia kiekvieną kartą daryti bent po Mhm. truputėlį tą linkme, iš tikrųjų parodė, kokie nuostabus rezultatai gali būti. Tai va šitas va sporto disciplina, jinai paskui pas mane persinešė ir į gyvenimą, tai reiškia, kad kada būdavo, sakykime, sunkesnės dienos darbe, tai aš savo vis primindavau, kad žiūrėk, tai yra labai labai svarbu. Tai va disciplina sportą, aš manau, kad tai yra vat, irgi vienas iš tų dalykų, kas man yra vertybiškai labai svarbu. Mhm. Ir disciplina, kiek girdžiu, gali būti ir įgūdis, ar ne, vat išlavintas. Mhm. Kas tavo atveju ir nutiko. Aha, sportas duoda tau sveikatą, ar ne, duoda disciplinos. Kokias dar vertybės tave motyvuoja sportuoti? Kas dar tau tame svarbaus? Šiemet galbūt irgi ištikimybė savo, tas toks ištikimybės apskritai, sakykime, taip Mhm. žiūrint iš tos pusės, tai reiškia, kad aš dėl savęs tą darau, ar ne? Tai reiškia, nu, tai galima pavadinti ir pasitikėjimu savimi, arba tiesiog tokia ištikimybė savo. Tai reiškia, aš dėl savęs va, tą, sakykime, veiksmą ir darau. Tai reiškia, nenukreiptai kažką, tai nu, va, kaip būna, sakykime, laikas šeimai, laikas ten artimiesiams, laikas darbams ir taip toliau, čia yra toks asmeninis laikas savo. Tai va šitas dalykas irgi, vat, jeigu prisiminti savo pačiai, kad tai yra dėl savęs, ne dėl kitų, tai Mhm. irgi galėtų būti labai puikus motivatorius. Mhm. O tau svarbu yra būti ištikimai savo. Labai, Mhm. labai aš neįsivaizduoju, kaip galima būti, kaip sakyti, neištikimai savo, nes ant to viskas realiai ir stovi.
Mano gyvenime tai yra vienas svarbiausių dalykų, tai reiškia nemeluoti savo ir būti ištikimai. Tai reiškia, jeigu kažkas man nepatinka, netinka ir taip toliau, aš negaliu vaidinti, kad man labai patinka. Tai bet šitoje vietoje, kadangi sportas yra ta dalis, kuri tikrai, aš negaliu sakyti, kad jinai man nepatinka, jinai man patinka, bet tas tik prisiversti reikia. Mhm. Prisiversti reikia, ar ne? Aha, tokie skambų žodžiai. Aha. Dalė, kadangi tavo ir užklausas skamba, ar ne, kaip save motyvuoti pradėti sportuoti, tai labai svarbu yra suprasti, kuo tu tiki keliaujančioje kelionė, ar ne. Tai tau ir klausimas būtų, nu kokie įsitikinimai tave veda į priekį, arba vestų į priekį galbūt, ar ne. Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie įsitikinimus, tai aš manau, kad tai galėtų būti tai, kad aš tikiu, kad aš galiu tai pasiekti, nes tikrai, sakykime, jeigu užsibrėžiu kažkokį labai aišku tikslą, kuris mane motyvuoja, tai tikrai aš to labai sėkmingai, sakykime, siekiu. Esu įsitikinusi, kad tikrai ir laiko atrasčiau tam, nes vis tik toj dienotvarkiai nėra taip jau viskas perspausta, kad tikrai neatrasčiau ir ypatingai, kadangi tai yra labai svarbu, tai aš tikiu, kad atrasiu aš to laiko. Ir aš manau, kad tai gali būti visiškai rutinos dalis. Tai reiškia, aš visiškai tikiu tuo, kad tai gali integruotis į mano gyvenimą tiek, kad man jau, sakykime, po kurio laiko nebereikės tenai svarstyti, čia eiti, neiti, o tai tiesiog taps, visiškai rutinos dalimi. Mhm. Tokie motyvuojantis, ar ne, įsitikinimai, kad ir laiko turi, ir tiki, kad gali, ar ne, ir kad ta rutina ateis ir bus lengviau. O kokie įsitikinimai tave riboja šiuo klausimu? Stabdo. Galbūt tai, kad aš netikiu, kad aš atrasiu motivaciją, turiu minti, kad šiek tiek trūksta motivacijos. Atrodo, kitą kartą dar būna toks, kad aš save verčiu tarsi tą daryti, nors taip iš tikrųjų, jeigu taip pasižiūrėti truputėlį giliau, to ir nėra, bet kartais jisai toks paviršiui, kartais būna, kad tu čia save verti ir tada pasižiūrė, ar tikrai verti. Mhm. Tai šitas toks paviršinis galėtų dar pažaisti. Mhm. Kaip tu galėtum jį įveikti, ar ne, su juo susidraugauti, tavęs neribotų? Aš manau, kad reikėtų čia tiesiog paimti ir grinai įsitikinimų, sakykime, keitimo techniką išbandyti ir truputėlį giliau į tai pasižiūrėti, daugiau per sąmoningumo prizmę, tai reiškia neleisti tiesiog tai pirminiai idėjai sužaisti, kad, čia nepavyks ar kažkas tai tokio. Mhm. Tiesiog atsisėsti ir parašyti visą savo istoriją, kuriais momentais, būtent kalbant apie sportą, man pavyko, nes tikrai pavyko ne vieną kartą. Ir tiesiog, grubiai tariant, pasikabinti savo ant sienos ir kiekvieną kartą, kai tik tai skils kažkokia tokia mintis, tiesiog ateiti ir savo skaityti kokius 5 ar ten, sakykime, 10 kartų ir savo atpriminti, kad vis tik tai nėra tiesa. Mhm. Tai aš padarysiu tokį intarpą, nes labai gražus pavyzdys, kai klientas kalba. Čia, kadangi Dalia pati coachingo specialistė, tai pati vardino, kad reikėtų technikas padaryti ar ne, atlikti įsitikinimams perprogramuoti, bet jeigu tai klientas, kuris nėra coachingo specialistas, tai coacheris gali drąsiai užsirašyti ar ne tos ribojančius įsitikinimus ir po sesijos pasiūlyti su jais pradirbti, nes tai gali įtakoti tie ribojantys įsitikinimai ne tik, tarkim, sporto sritį, bet ir kitas gyvenimo sritis. Tai toks intarpas. Grįžtam atgal. Taip. Tai klausyk, išvardinai keletą tokių vertybių, ar ne, kas tau yra svarbu, pradedant sportuoti ir motyvuojant save. Tai sveikata, taip, disciplina, tas raktas į meilę savo, ištikimybę savo, taip. Ir kokias vertybės norėtum labiausiai puoselėti iš šitų, o galbūt dar kažkokių naujų, kurios kyla mintise? Galbūt labiausiai tą ištikimybę savo, tai reiškia per tą sveikatos prizmę daugiau žiūrint, ar ne, ir kad tai yra, sveikata visų pirma man yra labai svarbu, bet sakykime šitoje vietoje, kad aš neišduočiau savęs, tai reiškia daugiau aš galbūt sakyčiau ištikimybę savo per šitą dalyką. Mhm. Okay. Tai vertybių punkteliai tokie būtų klausimai, kaip tu sakei, grubiai tariant. Ir galima keliauti toliau, tai yra 5 pakopa tapatybė. Tai klausimas Dalia tau, kas tu esi tame sporte, toje motyvacijoje, kas tu ten esi?
Aš esu žmogus, tai taip kažkaip ateina toks žodelis viduriukas, ta prasme, aš nesu pradedantis, kaip čia, nesu tik tais bežengianti į tą sporto sritį, aš jau tikrai esu tame, nu, sakykime, turinti žinių. Bet tikrai nesu profesionalė, tai reiškia, aš tuo tikrai neužsiimu tiek jau profesionaliai ir kaip sakyti, tokiu tempu, ką tai daro, sakykime, ten ar treneriai, ar kažkokie kiti specialistai, arba apskritai žmonės siekiantis, na, įvairių su sportu susijusių tikslų. Tai aš tai pavadinčiau save tokia per viduriuką, kaip sakyti. Tai reiškia žmogus, kuris a, turi žinių, turi techniką, turi įrankius, na, bet sakau, vat, ne iki specialisto arba to jau profesionalaus sportuojančio žmogaus, va, to tokio lygio. Mhm. Okay. Bet matai save tame viduriuke, ar ne? Su Taip. visais įrankiais. Mhm. Kokį vaidmenį tu ten atlieki tame tiksle? Mhm. Daugiausiai tai būtent tas sportas dėl savęs, tai reiškia, ką aš darau, tai tiesiog tikslingai, sąmoningai ir, sakykime, taip kokybiškai galbūt žiūriu į tą veiklą. Tikrai nemažai jau investuota yra būtent į tos technikos išmanymą, tai reiškia, kad tas sportas jisai nekenktų man, o padėtų, tai išmanyti teisingai, kaip atlikti pratimus, kokios raumenų grupės turi dirbti, sakykime, kas po ko turėtų sekti. Ten vėlgi net ir mytyba, jeigu va taip žiūrint, ar ne, įtraukta, sakykime, ir prieš sportą, ir po sporto, tai, na, va, tas va viduriukas, kaip sakau, tai va būtent apie tai. Mhm. Vėlgi įvardinai įgūdžius tuo pačiu, ar ne, iš praeitų pakopų, kad gebi atlikti, ar ne, pratimus, kad tau padėtų, nekenktum, taip? Tai tiesiog paryškinu, kad išgirstum. Aha, tai sakai, esi tas viduriukas, kuris turi tam tikrus įgūdžius, ar ne? O kaip tavo veiksmai, ar ne, dabartiniai veiksmai atspindi tai, kas esi tu iš tikrųjų, ar ne? Atsakai, tas viduriukas, ar ne, su tais įrankiais. Tai kaip tavo veiksmai atspindi tai, kas esi? Nu, va dabar, va, jeigu kalbėti apie tai, kad aš apskritai kol kas dabar nesportuoju, tai, Mhm. tai iki viduriuko dar gerokai trūksta. Ir va čia, va, aš jau matau tam tikrą, sakykime, tarpą, kur šiek tiek netitinku to, ką aš, nu, sakykime, kur aš galėčiau būti sporte. Šiuo metu, tai va, mano veiksmai šiuo metu nelabai atitinka to viduriuko. Mhm. O tai kaip save galėtum pavadinti tuomet? Kas tu esi tame? Jeigu žiūrint, va, iš šiandienos perspektyvos, ar ne, kad aš tame nedarau, tai sakyčiau tokia. Nu, ateina toks apibūdinimas kaip pasyvus stebėtojas. Mhm. Mhm. Jo, O kaip norėtum save pavadinti? Kaip norėtum? Aktyvių dalyvautojų. Aha. Aktyvių dalyvių, jo. Mhm. O kaip manai, jeigu visus tos įgūdžius, kuriuos išvardinai, ar ne, prieš tai įgyvendintum, pereitum į veiksmą, tai ar galėtum save pavadinti aktyviu dalyviu? Manau, kad tikrai taip. Mhm. Okay. O kaip tavo va, tas vaidmuo, aktyvus dalyvis, ar ne, sėtųsi apskritai su tavo gyvenimo tikslu? Tai, na, sėtųsi iš tikrųjų labai tiesiogiai, ta prasme, nes šiaip gyvenimo, sakykime, tas tikslas visą laiką yra, na, kaip ir minėjau, ar ne, ir vertybiškai, tai yra išlikti ištikimai savo. Tai reiškia užsiimti savimi ir sakykime, savęs nepamesti kažkur ten tarp darbų. Vis tiek aš vadovaujuosi gyvenime, kad vis tiek savimi reikia pasirūpinti visų pirma. Tai, sakykime, ir tas tikslas, ir ta motyvacija, jinai labai papildytų visą mano tikslą ir, sakykime, tikrai padėtų judėti link to. Mhm. Kadangi, nu, čia demo sesija ir dabar neprašysiu tavęs įvardinti tavo gyvenimo tikslą, ar ne, bet tarkim, jeigu taip pažiūrėjus, ar ne, plačiau šiek tiek, ar tavo motyvacija pradėti sportuoti ir tas sportas, ar ne, kiek įtakotų tavo gyvenimo tą tikslą, kokią įtaką turėtų? Ganėtinai stipriai iš tikrųjų, nes, vat, kaip ir minėjau, ar ne, kada buvo tie pirmieji mano žingsniai į sportą apskritai, kada aš jau labai su to dideliu nusiteikimu ėjau.
Ir kada sporte prasidėjo pirmieji rezultatai, ko aš irgi taip pat, na, sakykime, jau su ta tokia pesimistinė mintim, kad, nu, tiesiog prisipratinti sporto salę, kad aš ten nesijaučiu tokia jau visiškai žalia. Ir iš to prisipratinimo, tai reiškia nuo to, ten, jeigu gerai pamenu, ten buvo tas pirmos 10 treniruočių su treneriu, tai reiškia, jis tiesiog aprodo visą, nu, tiesiog visus treniruoklius, kas su ko vyksta, kas dėl ko ir kaip. Ir iš tikrųjų po to labai natūraliai visą tai įsitraukė į mano gyvenimą, tai prasme, aš nenorėjau mesti tų treniruočių. Ir po kelių mėnesių ypatingai pamačius ir savo pokyčius, pamačius, kiek daug aš galiu padaryti, nuo to negaliu, nemoku ir taip toliau, kad aš pradėjau daryti ir aš labai puikiai pamenu mano trenerio žodžius, sako, nu, ten, žodžiu, padarai 15, padarau 15, jis dar sako, nu, dar 5, dar 4, dar 3 ir ten, žodžiu, iki vieno dainam sako, dar 3, dar 2, dar 1 ir visą laiką sakydavo, kad aš galiu daugiau, negu man atrodo. Mhm. Ir va šitie dalykai, sakykime, su sportu, kuriuos aš atradau apie save, jie man labai stipriai padėjo mano gyvenime apskritai. Ypatingai va, tais momentais, aš ten tuo metu, sakykime, kada su sportu pradėjau draugauti, aš dirbau aktyviuose pardavimuose ir kada per dieną girdi ten, sakykime, 10-15 ne, kada skambini klientam ir girdi ne ir ten ta motivacija krenta. Tai va, tas būtent sporto momentas arba tie va, sportiniai pasiekimai man labai gražiai gražindavo tą motivaciją. Aš atsimenu, sėdėdavau su tuo rageliu ir va, tiesiog mintys atėjo trenerio žodžiai. Tu pati, žodžiu, žinai, kad pas tave, nu, vat, ne čia limitas. Vat, imi ir darai Mhm. dar 5, dar 4. Ir aš tiesiog imdavau, skambindavau tol, kol aš pasieksiu tą rezultatą. Tai vat būtent tas sportas, sakykime, tas tikslas, jisai labai siejasi su mano apskritai gyvenimo tikslu ir aš žinau, kad tai gali labai labai stipriai papildyti ir padėti ir, sakykime, irgi tą vat, sporto discipliną ir tuos pasiekimus įnešti į tą gyvenimo rutiną. Mhm. O jeigu nesijimsi, sakysi, ne, aš neturiu motyvacijos ir nesportuosi, kaip tai paveiktų tavo gyvenimo tikslą, tą didesnį? Iš tikrųjų, ganėtinai, aš taip galvoju, paveiktų neigiamai, nes kada prarandi, sakykime, šitoj vietoj, kas vis tiek yra svarbu dėl savęs, dėl sveikatos, reiškia, pameti tikslą dėl sveikatos, pameti tikslą dėl savęs, tai tada ir tas gyvenimo tikslas, jis tai bendroji visumoje, nu, mat, jeigu, sakykime, paimti tokį bendrą, ar ne, kontekstą, tai tuomet supranti, kad, na, tai irgi labai stipriai numuša ir motivaciją ir sakykime, netgi tą pačią discipliną arba kelią. Nes sportas ir apskritai va, pasirūpinimas savimi yra vienas pagrindinių dalykų gyvenime. Ir kada negali savimi pasirūpinti arba nepasirūpinę savimi tinkamai, tai apie kokį tikslą galima kalbėti. Mhm. Kaip tau skamba, va, tie du variantai? Labai motyvuojančiai. Aha. Jo, labai labai įkvepiančiai, labai įgalinančiai, sakykime, iš Mhm. tikrųjų, tada tu pradedi matyti, kad čia nėra, kaip sakyt, atskiras, tik tai, na, kaip atskira šaka, į kurią reikėtų orientuotis ir, na, ir kažkaip tai surasti motivacijos, o tu supranti, kad tai yra dalis daug didesnio paveikslėlio ir be tos dalies tiesiog tas paveikslėlis jisai kinta. Mhm. Okay. Ar būtų dar kažkas, ką norėtum paminėti tapatybės pakopai, ar ne, apie tai, kas tu esi, jeigu pradedi sportuoti? Ne, aš manau, kad mes pakankamai aptarėme. Mhm. Tai čia iš tikrųjų labai svarbu, kad klientas kuo plačiau išpasakotų, ar ne, kaip save mato, kas jis toks yra, nes jeigu sakys, ten Dalia būtų sakiusi, aš esu loserė, jeigu ten nepradedu sportuoti, ar ne, tai irgi tam tikras ženklas, kad galima padirbėti, ar ne, ir daugiau klausimų čia užduoti. Ir labai svarbu, aišku, susijęti su pačiu gyvenimo tikslu, kad klientas pamatytų, jog tai nėra tik tai tas mažas taškelis kasdienybėje, bet tai yra vedantis link kažko didesnio, ar ne? Mhm. Na ir ką lieka tada šeštoji pakopa, tai yra misija, vizija, ar ne, ir kaip tu matai savo tą tikslą aukštesnėme lygmenyje. Tai įsivaizduok, kad pradedi sportuoti, save motyvuoji, ar ne, žinai, kokius įrankius tu turi, ką tu žinai, kokius įgūdžius turi, ar ne, vardant kuo tai darai ir kas tu tame esi, kokia tavo tada gyvenimo vizija, kaip tu matai save platesnėme kontekste tą pradėjus daryti.
Iš tikrųjų, matau labiau save pasitikinčią savimi, labiau motyvuotą, labiau energingą. Ir vat, jeigu žiūrėti iš tikrųjų tame platesnėme kontekste, aš matau, kaip tai galėtų, sakykime, na, tas energijos kiekis gaunamas su sportu, sveikatos kokybė gaunama su sportu, tai galėtų daryti nemažą įtaką mano apskritai kasdieniams veiksmams ir tada nebijoti keltis ir didesnius tikslus. Tai vat, jeigu žiūrėti tą tokį platesnį paveikslėlį, tai galėtų labai stipriai, sakykime, pakelti apskritai mano gyvenimo kokybę, žiūrint, kad, na, ir tų, sakykime, tikslų prasme, darbinių tikslų prasme, tai galėtų pakelti, sakykime, tą pačią amplitudę, ar ne, arba ten, sakykime, praplėsti tą paveikslėlį, apskritai netgi ir laisvalaikio prasme. Tai reiškia, ne tik tais tas pasyvusis, ar ne, ar ten tiesiog pasivaikščioti, ar kažkur ten pakeliauti, pagulėti, bet tuo pačiu daugiau ir pamatyti ir, na, iš esmės tai galėtų labai labai stipriai praplėsti mano, sakykime, apskritai gyvenimo kokybę. Mhm. O Dalia, sakyk, va, tu kalbi apie savo tos didesnius tikslus, ar ne, va, jeigu pradedi sportuoti, randi tos motivacijos, ar ne, ir kaip stipriai tai prisideda prie tavo ir gyvenimo tikslo, prie tavo apskritai vizijos, kaip tu save matai ateityje, o kaip tai įtakotų kitus žmonės, jeigu tu va, motyvuoji ir pradedi sportuoti. Iš tikrųjų, vat, po šito klausimo iš karto ateina tokia mintis, kad mano vyras pradėtų daugiau sportuoti, tai reiškia, Aha. tai galėtų daryti tiesioginę įtaką mano partneriui. Lygiai taip pat, kadangi aš esu coachingo specialistė, tai galėtų labai stipriai daryti įtaką mano klientam, nes kada aš esu su ta motivacija, su ta energija, kitą kartą tikrai gaunu ir asmeninių žinučių, ne tik tais, kad, sakykime, per sesijas ar ne, bet ir tarp sesijų būna ir visokių patarimų paprašo, arba ten, sakykime, užklausimų, tai netgi vat, mano toks, sakykime, žingsnis ar ne, ir vat, kaip sakyti, užčiuopimas rezultato iš to sporto ir vat, būtent to platesnio paveikslėlio mastu žiūrint, ar ne, tai galėtų lygiai taip pat, na, daryti įtaką mano klientam. Tai reiškia jiem padėti irgi atrasti ir galbūt ir motivaciją ir eiti link didesnių savo tikslų. Mhm. Kaip ir įgalintum, ar ne? Mhm. Taip. Ir tokia paskutinė mintis tau, kokią žinutę šiam pasauliui norėtum palikti savo tikslo klausimu. Kad pirmas dalykas vis tiek, mes be sveikatos, na, nežinau, kiek mes čia galėtumėm veikti ir ką mes čia galėtumėm nuveikti. Tai pirmas dalykas tikrai, galbūt ta žinutė ir būtų pasirūpinti savimi ir savo sveikata. O tam, kad mūsų sveikata būtų gera, tai reiškia ne tik tas tinkamas maistas turėtų būti, bet labai, labai svarbu yra būtent fizinis aktyvumas ir šitos dalies nereikėtų pamiršti ir kažkur, tai kaip sakyti, nudėti į ten į 10 lentyną po visų kitų tikslų, nes jeigu pas mus nebus sveikatos, jeigu mes nesijausime žvalus ir energingi, tai, na, klausimas, kiek mes pasieksime kitus tikslus. Tai mano žinutė ir būtų apie tai, kad, na, tiesiog atkreipkime dėmesį į save, į savo poreikius ir nepamirškime judėti. Mhm. Ačiū, Dalia. Taip perėjom visas 6 pakopas, ar ne, neurologinių lygių piramidės. Ir aišku, kai vyksta jau tikra sesija su tikra užklausa, ar ne, tai klientas dažnai daro įvairias tokias pauzės, pamastymam, ar ne, ir galima plačiau nagrinėti, ar ne, savijautą, būseną. Jeigu klientas vizualas, tai galima paprašyti ir užsimerkti. Aš pati, kai darydavau šią techniką, tai mėgdavau tiesiog užsimerkti ten, tam, kad įsivaizduoti, vizualizuoti ir dar giliau pasiekti tuos atsakymus, tai galima įvairiai. Ir yra dar vienas būdas, bet mes perėjom iki misijos, ar ne, Dalia, na, pamatė tą platesnį vaizdą, vardan ko tai darytum. Ir galima grįžti tuomet atgal su tą informaciją, pakopom nuo viršaus į apačią, ar ne? Tai tu turi tą didesnę misiją, supranti, kaip tai tave įtakos tavo gyvenimo vizijoje, kaip tai kitus žmonės paveiks, ar ne? Ir grįžtant atgal galima paklausti, ar ne, kaip tu dabar save matai, ir taip po truputėlį, po kiekvieną pakopą grįžinėti atgal, kaip tu save matai, kas tu dabar ten esi, ar ne? Kas tau yra svarbu, kokias vertybės tau, žinant, jog tu darai vardan to didesnio tikslo, ar ne, kokių galbūt įgūdžių tau dabar trūksta, atėjo aiškumas, ką galėtum patobulinti, įgyti naujai,
tam, kad galėtum pasiekti savo tikslą, ar ne? Ir tada, ką tu darai tame, žinant, kokia tavo aukštesnė misija yra ir kaip tavo aplinka keičiasi nuo to. Taip, ir žmogus tuomet perėjęs galima jo paklausti ir ką tu planuotum daryti, ar ne? Kadangi mes atgalios nebegrįžom, pasilikom ten aukštumose, toje vizijoje, misijoje, tai dalį aš tuomet paskutinį klausimą tau, kadangi tavo ir užklausa buvo, ar ne, kaip išlaikyti tą motyvaciją ir pradėti sportuoti. Ir iš to, ką šiandien sužinojai, ar ne, ką galėtum pasakyti savo, ar ne, kažkokią žinutę ir ar pasiekiai savo tikslą. Iš tikrųjų pasiekiau, nes kada pamačiau tą platesnį tikslą ir kad tai yra sudedamoji dalis to kokybiško ir gero gyvenimo, sakykime, arba to platesnio paveikslėlio mano gyvenime, tai iš tikrųjų labai natūraliai atrodo iš karto, vat, kilo energija, ar ne, ir iš karto toks norisi greičiau sėstis prie kalendoriaus ir įsitraukti visą tai į savo dienotvarkę ir galbūt netgi pradėti šiandien kažką tai dėl to padaryti. Tai iš tikrųjų tas labai labai stipriai motyvuoja ir aš labai džiaugiuosi, kad mes visą tai praėjome. Super. Tai linkiu tau ir įsirašyti po šios sesijos, ar ne, tą kalendorių peržiūrėti, susistrateguoti ir pradėti tą daryti, nes tu žinai dėl ko, ar ne. Ir dar ką norėčiau paminėti, kad, vat, tarkim, dirbant su klientais, neurologinių lygių piramidę nebūtina visą pereiti, kartais užtenka išsišifruoti, išsigryninti, kurioje pakopoje yra klientas su savo užklausa, nes gali būti, kad klientas kalbės apie savo aplinką, ar ne, ten, nežinau, toksiški žmonės aplink mane, taip, aš ten kažką noriu veikti, save realizuoti, mane stabdo. Ir čia gali būti kliento, na, probleminė sritis ir pakeitus aplinką, ar ne, tarkim, pašalinus tuos toksiškus žmonės, atsisakant jų, ar ne, atsisakant kažkokių, nežinau, jeigu ten nori sveikai pradėti maitintis, tai nesveikų užkandžių namuose, ar ne, ten vandens stiklinė visada šalia ant stalo ir tiesiog keičiant aplinką gali keistis ir žmogaus visa ta užklausa ir tas tikslas gali būti lengviau pasiekiamas, taip. Ir tuomet galima nagrinėti, ką žmogus daro tame, nes kartais būna, kad žmogus kalba apie aplinką, ar ne, kad ten aplinkoje kažkas netvarkojo, mes, jeigu nukelsim į misiją, dėl ko tu tą darai, tai mes kalbėsim iš skirtingų pasaulio pusių ir nepadėsim klientui tą rezultatą pasiekti. Tai vat tuo ši piramidė yra žavi, kad coacheris gali pamatyti, kurioje pakopoje yra problema ir klientas labai aiškiai ištransliuoja, tik reikia klausytis, ar ne. Galbūt tai vertybės, kurios nesutampa su kitais, ar ne, galbūt tai kažkokių įgūdžių klausimas ir mes galime ten dirbti ir ieškoti sprendimų, taip. Ir nereikia tada perbėgti per visas pakopas. Tai čia toks buvo kaip pavyzdys, kaip galima, ar ne, bet yra tų variacijų ir daugiau. Tai tikime, kad pamatėte tą visą vizualą, kaip tai daugmaž atrodo. Ir aišku, daug kūrybos galima į tą įdėti, pinti ir rasti tą variantą, kuris pačiam kaip coacheriui yra malonus, patogus ar ne, ir galima laisvai, be jokio patiems trikdžio perduoti klientui per klausimus. Kaip tu, Dalia, jautiesi po šitos piramidės, kadangi tai tau buvo nauja ar ne, išbandyti, kaip tu? Tikrai labai įdomus įrankis, nes atrodo, nu, vat, jeigu imti tą pačią, ar ne, užklausą su sportu, aš esu kažkada anksčiau, sakykime, na, tiesiog privačioj sesijoje nagrinėjusi. Tai kada tu eini tiesiog per tą kodėl ir kas ir kaip, tai atrodo, nu, tai tiesiog žemiška, paprasta ir labai būtiška ir atrodo jau, sakykime, jau tu ten tą klausimą, atrodo, jau iš visų pusių esi apžiūrėjus. Bet kada iš tikrųjų mes ėjome vat, būtent per tuos skirtingus lygmenis ir ne, per skirtingas tokius klausimus, kuriuos apėmė labai skirtingas sferas, tai tiesiog atrodo taip po truputėlį paėmė ir vienos temos, na, ta prasme, ir vieną aplinką, ir kitą klausimą panagrinėja ir tai pradeda dėliotis į bendrą paveikslėlį ir kada visa tai vyksta vienoje sesijoje, tai iš tikrųjų, ta prasme, ta informacija arba, kaip sakyti, tie suvokimai, jie nepasimeta. Na, tarkim, ne, jeigu mes imsim per vieną sesiją ten vieną klausimą užklausą apie sportą, sakykime, nagrinėsim, paskui kitą, tai tarp tų sesijų gali pasimiršti tą informaciją, ten, žodžiu, pasimesti.
O dabar tai buvo labai kryptingai ir atrodo, kada tu visą tą klausimą išnagrinėjai taip ganėtinai plačiai ir tuo pačiu labai taip žingsnis po žingsnio, tai tada vat ir atsivėrė ta pagrindinė idėja, dėl ko, sakykime, čia truputėlį sustabdžiau. Ir kada vat pamačiau, kad, o Dieve, taigi čia yra iš tikrųjų gerokai dėl didesnio tikslo. Tai reiškia, tai yra nu, vat, jeigu imti iš to vat, bendro paveikslėlio, ar ne, mes kada kalbėjome apie tą bendrą gyvenimo tikslą, Mhm. jeigu iš to tikslo paėmė va šitą dalį ir tu supranti, kad tai yra dedamoji, tai tada visai tas paveikslėlis keičiasi. Nes negu kad imti tik tais va tą dalį ištraukti ir žiūrėti, aha, tai kaip čia jinai žaidžia. Tai šitoje vietoje man iš tikrųjų labai patiko ir labai iš karto, vat, kaip sakyti, atsidėsiu šitą metodą ir tikrai artimiausiai progai esant tikrai galėsiu išbandyti tai su klientais. Netgi pačiai už karto smalsu ir netgi tokia motivacija yra greičiau išbandyti, Mhm. integruoti tai į savo darbą ir iš tikrųjų pamatyti, kaip tai veikia mano klientus, ar ne, ir su kokiam užklausom galima tai išbandyti. Tai aš labai džiaugiuosi ir labai dėkoju tau, Dovilė, už tai, kad tu pravedei man šitą sesiją ir pristatei šitą metodą tiesiog praktiškai. Tai aš labai labai dėkoju tau. Mhm. Ačiū ir tau. Ir dar mintis, žinai, kilo, kad šita technika netgi kaip viena pirmųjų gali būti coachingo sesijose, jeigu tai yra klientas, kuris planuoja lankyti nu, paketą išsiėmęs ar ne, tarkim, pas coacherį ir planuoja lankyti keletą užsiėmimų, galima sesijose ir dirbti su skirtingomis pakopomis, ar ne. Vat kaip ir minėjau, vedant sesiją, kad jeigu klientas įvardina kažkokius ribojančius įsitikinimus, tai mes galime kitoje sesijoje jau gvildenti tuos ribojančius įsitikinimus ir juos transformuoti į palaikančius, ar ne? Ir kai transformuoji, keliaujam vėl prie tavo tikslo, taip, ką tu nori pasiekti. Ir kaip dabar vat, jau su transformuotais įsitikinimais keliaujant, kaip tu tame esi, kas esi dabar, ar ne? Lygiai taip pat va, tapatybės pakopoje, kai tu sakai, esi viduriukas ar ne, tai aš esu NLP knygoje, jau nepamenu, kurioje skaičiusi, kad jeigu tu, nu, va, ten irgi tarp kitko buvo pavyzdys su bėgiojimu, su sportu, tai jeigu, va, tarkim, tu nori pradėti bėgioti, tai perini tas visas pakopas ir tapatybės pakopoje save įtikinti, kad tu nesi pradedantysis, ar tu kažko nesugebi dar, bet kad tu esi bėgikas. Taip, tavo tapatybė yra, aš esu bėgikas. Tai kaip ir aš esu bėgikas, vadinasi, aš turiu visus įgūdžius, aš viską moku, aš suprantu, dėl ko tai tą darau ir taip toliau. Mano tapatybė jau yra, aš esu bėgikas, bet jeigu mano tapatybė yra pradedantysis, tai natūralu, kad motyvacijos bėgti bus daug mažiau ir aš sunkiau susijęsiu su didesnė vizija, ar ne, vardan ko aš tą darau. Tai vat irgi galima vėlgi pradirbti, ar ne, jeigu klientui tai tikrai yra labai svarbu, tai galima net ir save vėlgi įtikinti, kad aš esu bėgikas, ar ne, ir aš jeigu bėgu ir aš padūstu ir man labai labai sunku, kad juk aš esu bėgikas, ar ne, ir aš save užmotyvuoju, galiu ten pakvepuoti, kažkokių pratimų padaryti, kad atsikvėpti ir toliau siekiu, nes, na, aš nesu pradedantysis, kad dabar nuleisiu rankas, nes aš jau tapatybę savo kitą esu susikūrusi. Tai galima ir taip žaisti ir savo protą truputėlį apgauti tam, kad pasiekti savo tikslą, ar ne, nes protas mūsų žaidžia šitos saugumo, komforto žaidimus ir laiko mus vienoje dėžutėje, narvelėje, kad tik tai nieko per daug naujo nesiektume. Tai ką, tikimės naudinga, jeigu turit kažkokių klausimų, tai drąsiai rašykite, klauskite ar po video, ar galite ir asmeniškai, kontaktai yra aprašyme. Ir taip pat, jeigu turit kažkokių pageidavimų kitom sesijom, kokių technikų norėtumėt, ar pačios technikos demonstracijos, o galbūt kažkokią užklausą, ar ne, kaip galima būtų gvildenti kokiom technikom, tai tą irgi galėtume drąsiai pademonstruoti, parodyti, kad jums būtų kuo daugiau mokomosios medžiagos ir naudos vertės dirbant kaučerio darbą. Tai nuo savęs gal dar kokį palinkėjimą mūsų žiūrovams.
Pradėkite sportuoti. Taip, naujametinis resolution. Tikrai taip, nauji metai prasideda, nepamirškime savęs, nepamirškime sportuoti, nes vis tik tai yra mūsų sveikatos dalis. Tai va, su ta mintim, kaip sakyti, galbūt ir užbaigsiu, ar ne, tai praklausę šitą video, kas klausėtės, tai bent jau kelis pratimėlius dėl savęs. Taip, pritupimo, taip žinai, pradžiai paprastų. Tikrai taip, Tai tikrai ką, taip. ačiū ir gerų jums naujųjų metų, naujų startų su motivacija, su palengvėjimu, kaip pavyks tai padaryti ir nepamirškit savo tikslą, nes tai yra vardan jūsų, ar ne, ko jūs norite. Tai ką, viso. Iki.